Na ką, gerbimi žiūrovai, o mes sutelkėme savo žvilgsnius į mūsų aikštelę. MX2 klasės motociklininkai jau kūrėsi savo plieninius žirgus ir aidint jūsų aplodismentams, netrukus mes pradėsime skaičiuoti likusi trumpą laiką iki starto. Po šio etapo mes taip pat ant mūsų nugalėtojų pakilos išvysime MX2 klasės 3., 2. ir 1. vietas. Prieš startiniai paskutiniai apžiūros momentai. Na kągi, publika, lieka 15 sekundžių. Keliam didelį triukšmą. Penkios sekundės. Ir visų rankos į viršų. Startas! Na kągi, ir tik sustartavus praėjus 15 sekundžių, pirmoje pozicijoje lietuvis numeris 77 Arminas Jasikonis. Antroje vietoje numeris 172 Agris Litvinovs ir Estijos sportininkas Kahro Erki, numeris 411, užėmęs 3. poziciją. Labai nedaug. Gal matom, pasikeitė situacija. Kahro Erki, Estijos sportininkas, įsiveržė į priekį. Antroje palikdamas Arminą Jasikonį. Tačiau į 3. kyla Domantas Jazdauskas, numeris 18. Labai patyrę lenktynininkai ir iš tikrųjų permaininga situacija pačioje pradžioje. Arminas Jasikonis įsiveržė į priekį, numeris 77. Labai keičiasi situacija ir šiuo metu Kahro Erki, Estijos sportininkas 411 antroje vietoje, tačiau labai nedaug atsilieka nuo lietuvio. Taip pat Kahro Erki vėlgi įsiveržė į priekį. Arminas Jasikonis 3. vietoje ir 2. Domantas Jazdauskas. Tikrai labai permaininga situacija, net nespėjom pasakoti, kasgi čia dedasi. O viskas vyksta labai greitai, žaibiškų greičių. Na kągi, praėjus... Taip, Kahro Erki 1 sekundė už savęs palieka Arminą Jasikonį, Domantas Jazdauskas 18. Oi, klausykit, keičiasi labai greitai, bet kuriuo atveju palaikymas lietuvių sportininkams. Kol kas situacija tikrai labai guodžianti. Nors Estijos sportininkas yra 1. vietoje, 2., 3. ir 4. lietuvių sportininkai. Dar kartą norime priminti, kad 4 pajėgiausi šios klasės sportininkai keliausi superfinalą. Labai būtų džiugu jame matyti kiek įmanoma daugiau lietuvių sportininkų, nes superfinale mes turėsime tik vieną nugalėtoją. Iš 8 tik vienintelis. Na kągi, ir likus, ko gero, pusiai laiko, reiktų pasakyti, kad šiame etape greičiausias rato laikas priklauso Estijos lenktynininkui numeris 411 Kahro Erki. Geriausias rato laikas yra 22,612 sekundės.
Tai kągi liko mažiau negu 3 minutės iki etapo pabaigos. Matome vis dar pirmoje pozicijoje numeris 411 Kagro Erki. Nuo jo beveik 2 sekundėm atsilieka numeris 77 Arminas Jasikonis. Ir nuo pirmosios vietos 13, beveik 14 sekundžių yra atsilikęs numeris 15 Simonas Vespenderis iš Lietuvos. Ketvirtoje vietoje 18 numeris Domantas Jazdauskas, taip pat lietuvis. Na, labai guodžia, kad bent jau ketvirtuke 3 sportininkai yra Lietuvos atstovai. Dar kartą norime priminti, šios klasės 4 patys pajėgiausi lenktynininkai keliaus į didįjį finalą. Ar matot, mažiau nei 1 sekundė skiria pirmąją ir antrąją vietas. Publika negailim aplodismentų. Ar pavyks Arminui Jasikoniui numeriam 77 pasivyti ir pralenkti Estijos lenktynininką? Taip, Arminas Jasikonis turbūt jaučia publikos palaikymą, kaip ir minėjo Lina, jis dabar pasiekė geriausią rato laiką. 21,858 sekundės. Publika palaikom, Arminas Jasikonis aplenkė Estijos lenktynininką ir pakilo į viršų. Aplodismentais padedam jam išsilaikyti. Šiek tiek daugiau nei 1 minutė. Liko pusę minutės, publikos aplodismentai. Publika, kurių su rankos lieka 15 sekundžių. Taigi važiuoja paskutinis ratas, sportininkai turi būti labai atsargus. Trasoje balandis. Trasoje balandis, jie taip pat labai atidžiai stebi savo važiavimus. Kągi, publika, aplodismentai mūsų dalyviams. MX2 klasė, keletas akimirkų ir mes susumuosime 2 etapų rezultatus bei paskelbsime prizinį trejetuką. Čia mes turime ypatingą prizininkų trejetą. Ir garbinga 3 vieta MX2 klasėje atitenka numeriui 18 Domantas Jazdauskas, Lietuva. MX2 klasė, garbinga 2 vieta atitenka, susumavus, aišku, abu važiavimus, numeriui 411 Kagro Erki, Estija. Gerbiami žiūrovai, dabar reiks ypatingų jūsų ovacijų. MX2 klasė,
Pirmoji vieta. Nugalėtojo titulas atitenka numeriui 77 Arminas Jasikonis, Lietuva. Gerbiami žiūrovai, dar kartą jūsų aplodismentai. Prizinis trejetas MX2 klasė.